Labas. Šiandien panagrinėsime tokią problemą, kuri vadinasi vandens valdymas. Šiandien ugdysime pasitikėjimą akvarele, pasitikėjimą jos gebėjimus skleistis vandenyje ir bandysime geriau ją pažinti, kad išvengtume klaidų ateityje. Labai dažnai mes kaip tik norime labai suvaldyti, labai sukontroliuoti akvarelę, bet žymiai geresnis dalykas yra tiesiog pažinti akvarelę. Kol kalbėjau, nupsiprėžiau 2 rėmelius ir juose padarysime šiandien 2 pratimus. Vienas labai paprastutis, tai užsispalvinam kažkokią teritoriją vandeniu arba dažais. Aš specialiai darysiu su spalva, labai neryškia spalva, bet tiesiog vien tam, kad matytųsi, ką užspalvinau. Tai pirma, ką padarom, visą lapą užspalvinam šlapiai. Aš naudoju 2 teptukus, ploną ir storą. Su storu spalvinu didelę teritoriją. Tai su storu aš užspalvinsiu viską, ką turiu, nes storas teptukas prigeria ganėtinai daug vandens ir tada aš su juo galiu užspalvinti didesnį plotą. Nesunkiai. Nes jeigu spalvinsiu su mažu, tai aš kol užspalvinsiu, jau šičia spalvinsiu, ten gali būti pradžiūvę. O mums reikia, kad būtų visas lapas šlapės. Ir tada su mažesniu teptuku galim imti įvairias spalvas ir tiesiog leisti tas spalvas. Ir čia šita užduotis yra nekontroliuoti, o tiesiog stebėti. Stebėti, kas atsitinka, kai uždedi didesnį arba mažesnį lašą, gali ryškesnę, gali šviesesnę spalvą. Ir užduotis bandyti suprasti, kaip atrodo, jeigu aš pasimaišau ir iš karto kažkokią šlapią spalvą lieju iš paletės. Kaip atrodo, jeigu aš imu spalvą tiesiai iš indelio. Kaip liejasi, kai mano teptukas labai šlapias ir kai aš jį nuvalau ir tik vos ant galiuko yra dažai. Su kiekvienu mūsų lašu, mūsų fonas, pagrindas, galima sakyti, ar ne, visą laiką po truputėlį džiūsta. Ir leidžiam jam džiūti ir jūs galite pasirinkti iš vieno krašto į kitą kraštą. Aš, pavyzdžiui, dabar iš centro einu į šonus. Ir visą laiką, kiekvieną kartą, kai aš piešiu, jau darosi man vis fonas sausesnis. Aš netgi leidžiu savo ramiai palaukti, kad vos spėtų džiūti. Taip pat galite stebėti, kaip skirtingai elgiasi pigmentai, nes viena spalva ir kita spalva gali elgtis šiek tiek skirtingai. Aš, sakysim, paimu vieną raudoną ir paimu kitą raudoną ir man jos gali visai nevienodai plėstis. Stengiamės nekontroliuoti, nebegrįžti atgal. Padėjau tašką ir viskas, ir padėjau. Nes didžiausios klaidos dažniausiai nutinka tada, kai bandom kontroliuoti, grįžti atgal. O dabar mūsų pagrindinė užduotis yra tyrinėti. Tyrinėti, kaip atrodo, kai ant skirtingo drėgnumo lapo lieju, pavyzdžiui, čia jau yra visai išdžiūvę. Tai čia, ką nupiešiau, matot, tas ir liko. O čia vis labiau džiūstant, mano tie taškeliai mažėja ir intensyvėja spalva, nes ten, kur daug vandens, ten plačiai išsilieja ir šviesėja spalva, o kuo mažiau vandens ant fono, tuo mažiau išsilieja lašai ir tuo jie intensyvesni, tuo tamsesni. Tai viename išsibandėm tiesiog taškuoti. Kitoje pusėje mes pabandysime truputėlį didesnius, stambesnius, liesim linijas. 4 dieną prieisim prie konkretaus piešinio, o dabar kol kas aš tiesiog noriu su jumis padaryti keletą pratimų ir pabaigoje tiesiog parodysiu, kur ir kaip galima tokius pratimus panaudoti. Taip, čia pasidarėm taškuotą,
Čia pasidarysim dryžuotą foną. Fonui pasikeičiu spalvą. Šį kartą foną pasidarysiu ryškesnį, nes noriu, kad netgi man matytųsi, kaip spalvos maišosi. Tai noriu pasidaryti šviesiai tokį salotinį ir paskui bandysiu su mėlyna spalva lieti. Taip, pradėsiu tepti nuo viršaus. Stengiuosi, kad mano teptukas prisigertų tikrai daug skysčių ir galėčiau ganėtinai šlapiai ištepti. Nes jeigu aš bakstelsiu tik tai teptuko galu, aš paimsiu ganėtinai mažai akvarelės. O čia aš paimu daugiau ir tiesiog jau tepdama išskirstau. Ir stengiuosi, kad visą laiką taip gana šlapiai būtų. Jeigu man kažkur bus per daug dabar pritepus, aš matysiu, kad čia yra šiek tiek per daug, galiu arba su servetėlė, arba tiesiog nusausinus teptuką, tą vietą sugerti su teptuko galu, kad neliktų didelės balos. Ir dabar pasidarau kitą spalvą, vėl su plonesniu teptuku. Ir bandysime dabar tepti dažus visą laiką kas kokias 30 sekundžių. Tai pradedu gal net nuo pačios pradėsiu, nes čia buvo sausesnė pusė, čia vėliau baigiau, tai čia bus šlapesnė. Tai tiesiog užtepu liniją ir galima net žiūrėti, kaip smarkiai, kaip gražiai liejasi. Net atrodo, kad užtepiau ploną liniją, o jinai su laiku vis dar gyva, vis dar veikia, vis dar platėja. Palaukiu dabar kokias 15-20 sekundžių ir tepu antrą liniją. Šitas eksperimentas gali nebūtinai pavykti iš pirmo karto, nes, pavyzdžiui, aš net matau, kad mano va čia centre šiek tiek lapas išsirietė ir centre džiūsta greičiau, bet gal dar taip ir įdomiau. Ir dabar, kol kalbėjau, man atrodo, kad praėjo dar kokius 15 sekundžių ir darau dar vieną liniją. Stengiuosi visą laiką, kad dažų mano mažame teptuke būtų, daugmaž tiek pat. Nes jeigu aš paimsiu daugiau tarkim, šlapesnius dažus, bus šlapesnis teptukas, tai man aišku labiau liesis. Jeigu bus sausesnis teptukas, tai mažiau liesis. Tai aš čia prisimaišiau tokius drėgnus dažus ir pasukioju teptuką taip, kad, tiesiog, kad į jį tikrai patektų dažų ir jis visas būtų šlapis, bet nuo jo nevarvėtų. Dabar, kol kalbėjau, dar šiek tiek prabėgo laiko, dar darau vieną liniją ir visą laiką stebiu, kas vyksta. Ir priklausomai nuo to, aš visada galiu ateityje, ar ne, kai jau piešiu rimtus paveikslus, ten, kur noriu labiau sulieti, aš stengiuosi kuo greičiau, vos tik tai uždengiu vieną spalvą, iš karto dėti kitą spalvą, leisti joms kuo plačiau skleistis. Kai pralaukiu, vis kitaip skleidžiasi spalvos. Ir galima pastebėti, kad čia pačioj pradžioje, pirmos 3 linijos, kol dar visai ganėtinai šlapias lapas, jos išsiskleidžia labai švelniai. Viena spalva į kitą įeina labai švelniai. O kuo labiau džiūsta, tuo toksai ryškesnis ir aiškesnis kraštelis pasidaro. Palaukiau dar šiek tiek. Netgi man pradeda matytis, kad mano paviršius po truputį nustoja blizgėti. Jeigu nustoja blizgėti, reiškia, kad jau toj vietoj pakankamai apdžiūvė. Ir mano matosi iš tikrųjų net centre yra truputėlį greičiau apdžiūvė, tai čia mažiau išbėgo ir tokia linija tiesesnė liko, o čia šlapiau, tai čia iš karto labiau bėga į kraštus. Ir dabar bešnekant, man atrodo, pradžiuvo jau ir ta paskutinė dalis.
Tik dažų mažai liko. Pasimaišysiu šiek tiek iš naujo. Jeigu norisi, kad akvarelė gana ryški būtų, tai geriausia prieš naudojant ją, prieš kokias, porą minučių prieš piešiant, vadinasi, pažadinti akvarelę, tai reiškia paimti ir uždėti šiek tiek vandens ant visų spalvų. Tiesiog po lašelį vandens visur. Tada paskui, kai man jau reikia piešti, aš nebeturiu sukti ir bandyti atgaivinti tos akvarelės, nes man jau jinai yra ryški, aš tik taip kelis kartus brūkšteliu ir man duoda gana gražią ryškę spalvą, nes jau jinai, kaip sakau, pažadinta. Na va, ir jau galiausiai, man atrodo, uždžiūvo ir šita dalis. Ne visai, beveik. Bet man atrodo pats viršus išdžiūvęs, nes patį pirmą jį dariau. Va, ir čia jau išeina visiškai ant sauso. Ir galima pasižiūrėti skirtumus. Iš arčiau truputėlį. Čia, kur labai labai šlapias. Čia, kur vidutiniškai šlapias. Arba yra, būna kartais dar šiek tiek šlapias fonas, bet labai nedaug. Ir tada linija neišeina visai tiesi, o su tokiu banguotu krašteliu. Kartais vadiname kalafijorais. O kai visai sausas, mano linija yra labai labai tiesiais lygiais krašteliais. Tai pasidarėm 2 pratimukus. Kai mes turime kažkokį tai foną, kuriame lyg tai išskydęs vaizdas, tai labai gerai yra pasinaudoti būtent šituo piešimu. Tai reiškia, užsiliejam su vandeniu ir liejam dažus, paliekam juos džiūti ir tada mes turime tokį rūkuotą foną. Arba, jeigu mums reikia, kad būtų ne visai lygi linija, toks minkštutis paviršius, kaip, pavyzdžiui, čia šitam viščiukui, tai vėlgi galime tai padaryti, valdydami vandenį ir pasirinkdami konkrečiai kokio drėgnumo fonas ir kokio drėgnumo piešinys, jau ta forma susitinka. Čia reikėjo kojyčių ryškių, reiškia, laukiu, kol išdžius, tik tada piešiu. Čia reikia, kad būtų pasipūtęs, pūkuotas, reiškia viską dirbu ant šlapio. Šiandien pradėsiu vieno piešinio gabalėlį ir rytoj po teptuko valdymo pratimų mes jį papildysime. Tai aš įsivaizduoju, kad aš čia kažkur, liko tos pačius spalvų, aš tas pačias panaudosiu, aš čia kažkur pasidarau vazą. Stengiuosi kokios nors ganėtinai paprastos formos. Tokį burbuliuką išsilieju. Ir tada taip, kaip noris, tol, kol šlapias, kol neišdžiūva, aš dar kartelį, pavyzdžiui, pakartoju per kraštelius, nes aš matau, kad man vazos kraštelį jau liktai pradėjo džiūti, tai tuo pačiu galiu pasitikslinti formą, prisidėti, jeigu kažkur kažko man reikia, ir čia galiu palikti kažkur šlapiau, kažkur sausiau. Ir kol man dar ta vazelė šlapia, aš šen bei ten, žodžiu, įdedu jai kažkokio papuošimų. Uždėjau tiesiog viršuje pačioj linijas, o per viduriuką paprasčiausiai pataškuosiu. Ir nepamirškite, kad pradžiūvus tos spalvos prašviesės. Pirmiausia, tai vis tiek išsilies, susimaišys su fonu šiek tiek ir intensyvumas pranyks. Ir antra vertus, net apskritai šlapia akvarelė visada yra tamsesnė, tai pradžiūvus pasidaro gerokai šviesiau. Būtų gerai nepersistengti su spalvomis, nepridėti kuo daugiau ir kuo skirtingesnių spalvų. Aš dar vandens noriu šiandien bei ten įlieti.
Ką daro vanduo, pasimatys jau vėliau, išdžiūvus. Na va. Jeigu nepavyks, jums bus negraži vazelė, tai tiesiog galėsit pasidaryti kitą. Ir palieku džiūti, jeigu noriu kažkur, galiu dar nusausinti. Ir paliekam šitą darbą taip. O jį pratęsime rytoj. O rytoj truputį patreniruosime rankos valdymą, padarysime teptuko pratimus, nes viena vertus labai smagu pažinti akvarelę, bet antra vertus labai gerai, kai ir mūsų ranka klauso. Tad iki rytojaus ir sėkmės vandens valdymo pratimukuose.